Šiemet sukanka jau 20 metų, kai maltiečiai visoje Lietuvoje dalijasi šilumą. Ne tik dubenėlių sriubos, bet ir rūpesčių, bendrystę bei viltimi. Kasdien jie neša šiltą maistą tūkstančiams kukliai gyvenančių senolių. Visa tai įmanoma tik dėl jūsų aukų ir gerumo. Aplankysime Alytaus rajone Pivašiūnuose gyvenančią Danutę. Filmuodami sriubos akcijos istorijas, jos namuose lankėmės prieš 7 metus. Jau tada į 90 įkopusi moteris vos paėjo. Sveiki, gyvi Danutėlė. Susitinkam vėl su trečiadieniu. Nors buvo pats stipriausias žmogus šeimoje. Tik neverkit, sriubytės karštos atvežėm. Danutės vyras, buvęs kalvis, jau nebesikėlė iš lovos. 4 metai buvo visiškai aklas. Vyras vėlva, dar kelias balbukės turiu, kopūstokų, barščių kiek va. Išvirsiu vandenį ir bus gerai. Jonui tada paaiškinome, jog tas šiltos sriubos dubenėlis už televizijos žiūrovų aukas. Šiemet vėl aplankėme Danutę. Senolė vos bepaeina, beveik negirdi ir nemato. Vyras Jonas mirė prieš 6 metus. Danutė liko visiškai viena. Sunkus gyvenimas mano, dar va, su koju negaliu paeiti. Maltiečiai visus tuos 7 metus nešė jai šiltą sriubą, rūpinosi ir darys tai, kiek reikės. Iki pasimatymų. Viskas gerai, sudie. Ačiū. Viskas gerai. Grįždami iš Danutės, tuose pačiuose Pivašiūnuose užsukome pas Vytautą. Jis gyvena vienas metalinėme garaže. Namas, kuriame gyveno su mama, sudegė. Tai mama prieš mirtį sūnui nupirko garažą, kad šis turėtų kur gyventi. Negalėjau patikėti, kad čia gali gyventi. Tai antrą kartą atvažiavus jau išdrįsau įeiti. Jo pensija 290 €, nes trūksta darbo stažo. Šeimos niekada nebuvo sukūręs, vaikų neturi. Maltiečiai jam atveža šilto maisto. Tomis dienomis, žinodamas valandas, kada atvažiuos, Vytautas maltiečių laukia net išėjęs į keliuką. Tai aš žinau dienas ir žinau ir valandas. Maltiečiai į jos skardinę trobelę įvedė elektrą, todėl dabar Vytautas turi ir vieną svajonę, apie kurią išdrįso pasakyti. Būt nieko koks mažiukas televizorius, mokame. Lankėmės Pivašiūnuose pas Vytautą ir Danutę. 2 iš 1000 senolių, kuriuos maltiečiai lanko ištisus metus, kas savaitę, su šiltu maistu ir šypsena. Jų laukia ne tik maistas, bet ir žinojimas, kad jie nėra pamiršti. Prisidėkite ir jūs. 1415 – 10 €, 1495 – 5 €. Jeigu galite paaukoti didesnę sumą arba remti reguliariai, informaciją rasite interneto puslapyje maltiečiusriuba.lt.